Nagrinėsiu Jono Aisčio eilėraštį Man tave. Kai pavasaris atkinta, ašinu atkitau, man tave čia Dievas siuntė, tik mane ne tau. Ant kalno juodas skirpstas sprokstantį matau, ar ne mums ten sniegas tirpsta, ar ne man ir tau. Aš, tave širdį pajutęs, Dievą pajutau, o kad Dievas meilė būtų siuntęs man ir tau. Prasikalt žolytės laiškas, žalias, po lietaus, Dievas liepė man išaiškinti žemės meilę tau. Ar ne Dievo buvo rykštė, ar ne aš kritau, ar šlamės žalia pernykštė mano meilė tau. Tu matai, kaip sniegas šunta, taip sakai, matau. Man tave čia Dievas siuntė, tik mane ne tau. Taigi, šio eilėraščio tema yra nelaiminga meilė. Lyrinis subjektas yra vyras, pamilęs moterį, kuri jo jausmus neatsako arba negali atsakyti. Ir aš išskyriau tarsi 3 jėgas, kurios veikia šiame eilėraštyje. Tai pirmoji jėga, galbūt pati akivaizdžiausia, yra pats žmogus, kuris pasakoja savo asmeninę istoriją, savo tragediją, savo kančią, kai jo jausmus nėra atsakoma. Taip pat antroji jėga, kuri tas yra žmogaus pagalbininkė šiame eilėraštyje, yra pavasaris, kuris lydi žmogų viso eilėraščio metu ir iš pradžių pavasaris sužadina žmogaus jausmus, pabudina ne tik gamtą, bet ir tojo idealizuotas meilės troškimą, galiausiai jį nuramina, kaip matysime vėliau eilėraštyje, pavasario, būtent gamtos vaizdais lyrinis subjektas išreiškia savo jausmus mylimai. Na ir taip pat pavasario yra apibrėžiamas viso eilėraščio laikas, tai yra pavasario pradžia, kai dar tik tirpsta sniegas, kalasi pirmoji žolė ir visa gamta tarsi vėl kuriasi iš naujo. Na ir trečioji jėga, kuri galbūt yra pati paslaptingiausia ir nesuprantamiausia pačiam lyriniui subjektui bei skaitytojui, yra Dievas, kuris kuria visą eilėraščio tragizmą, sukurdamas tokias paradoksalias situacijas, į kurias patenka lyrinis subjektas ir iš kurių ir ateina jo visa kančia, jo abejonės, nepasitikėjimas savimi. Na ir kelios paradoksalios situacijos, kurias sukuria lyriniui subjektui Dievas, tai atsispindi būtent pagrindinėme viso eilėraščio dvieilėje, kuris yra pakartojamas, o jo fragmentas yra ir pačiame pavadinime. Tai man tave čia Dievas siuntė, tik mane ne tau. Ir manau svarbu paminėti, jog nors eilutės yra identiškos, bet jų pasakymo nuotaika kardinaliai skiriasi pirmoje strofoje ir paskutinėje. Pirmoje strofoje šios eilutės pasakomas tarsi viltingai, su tam tikra viltimi, jog galbūt mylimoji atsakys jo meilę. Ir tai matyti iš to, kad šios eilutės iš karto yra pasakomos po žodžiu pavasaris atkinta, po tokio teigiamų emocijų. Na ir galiausiai šios eilutės jau paskutinėje strofoje yra pasakomas daug ramesnių tonų, tarsi jau susitaikius su tuo likimu, jog mylimoji lyrinio subjekto nemyli. Na ir norėčiau šioje vietoje pacituoti literatūrologę Aušrą Jurgutienę, kuri teigia, jog savo eilėraščiu, būtent šio eilėraščiu, poetas gana aiškiai susiginčia su kasdienėje kalboje meiliai apibūdinti įprastų frazeologizmų, jiedu buvo arba nebuvo vienas kitam Dievo skirti. Ir man pasirodė ši mintis labai įdomi, nes iš tiesų, kai kalbama ypač apie laimingas poras, vartojamas šis frazeologizmas, o štai šiame eilėraštyje Aistis, pasitelkdamas Dievą, sukuria tokią paradoksalią situaciją, kurioje lyriniui subjektui mergina tarsi yra Dievo skirta, bet Dievas neskiria merginai lyrinio subjektų ir taip yra sukuriama gana tragiška situacija. Na, o antras pavyzdys Dievo paradoksalumo ir jo poelgių nepaaiškinamumo atsiskleidžia 3 strofoje. Eilutėmis Dievas liepia man išaiškinti žemės meilę tau, kuriuose nekalbama apie meilę žemei kaip gamtai, bet kaip meilę tarp 2 žmonių, ta būtent žemiška meilė. Ir vėlgi yra labai įdomu, kodėl Dievas merginą mokyti meilės paskiria būtent tą, kuris nėra jai skirtas. Tai va. Taip pat visą tragizmą paaštrina tai, jog mylimoji yra sudievinama ir tas meilė merginai
lyrinis subjektas tarsi sugretina su, su religiniu išgyvenimu, tarsi kažkokiu labai pakilėjančiu jausmu. Na ir visame eilėraštyje būtent dėl tokio būtent dėl tokių Dievo veiksmų nepaaiškinamumo, lyrinis subjektas viso eilėraščio metu kamuoja didelės abejonės, jisai nepasitikė ne tik mylimosios jausmais jam, bet netgi ir pačio savo jausmais. Ir būtent tai labai pasireiškia retoriniais sušukimais, retoriniais klausimais, nutilėjimais visame eilėraštyje. Atrodo, lyg vieninteliai dalykai, kuriais lyrinis subjektas yra iš tiesų tikras, yra regimieji vaizdai, tai būtent, kad pavasario pradžia, kad atkinta gamta, kad šunta sniegas, bet kai jisai kalba apie savo jausmus, ar kas vyksta, jisai labai abejoja, jisai vis klausia, ar ne mum ten sniegas tirpsta, ar ne mane tau Dievas siuntė ir taip toliau. Na ir lyrinis subjektas abejodamas taip pat išreiškia ir savo jausmus, savo nuotaikas pačiam Dievui, jis to neslepia. Ir iš pradžių apie tai jis pradeda kalbėti, tarsi išreikšdamas tokį naivų, gana kuklų norą, jog norėtų, jog viskas būtų kitaip, jog visgi Dievas būtų lėmęs tą mylimosios meilės atsaką, sakydamas, o kad Dievas būtų meilės siuntęs man ir tau. Bet vėliau trečioje strofoje lyrinis subjektas jau atvirai piktinasi ir jo kalba tampa stipresnė. Jisai sako, ar ne Dievo buvo rykštė, ar ne aš kritau, tarsi, netiesiogiai kaltydamas Dievo tokiu poelgiu ir jausdamasis bejėgis, jog negali nieko pakeisti. Na ir manau, svarbiausia atomazga viso šio eilėraščio vyksta paskutinėje strofoje. Tai būtent, kai lyrinis subjektas, kaip jau minėjau pačioje pradžioje, pasitelkia gamtos vaizdą ir vis dėlto užduoda tą lemtingą klausimą mylimai, ar jinai jį mylinti. Jisai klausia, ar matai, kaip ledas šunta, ir nors jisai ir kalba apie buitinį gana įprastą dalyką, kaip ledas tešta, bet po jos slypi ir klausimas, ar mylimoji pastebi būtent lyrinio subjekto jausmus jai, ką jis jaučia, ką galvoja ir ar jinai galėtų atsakyti tai tuo pačiu. Ir šio klausimo užuomazga dar matoma antroje strofoje, pačioje pradžioje, kai vėlgi gana nedrąsiai lyrinis subjektas klausia, ar ne mums ten sniegas tirpsta, vėlgi tarsi tikėdamasis, jog mylimoji galės atsakyti jo jausmus tuo pačiu. Na, bet jau tiesioginis klausimas yra paskutinėje strofoje ir būtent tas trumpas, labai, sakyčiau, pragmatiškas atsakymas mylimosios, taip sakai, matau, ir atskleidžia visą jos požiūrį į lyrinį subjektą ir būtent įrodo jau ne tik pačiam lyriniui subjektui, bet ir skaitytojui, kuris gali išgirsti mylimosios jau pačios išsakytas mintis, o ne iš lyrinio subjekto, jog iš tiesų jo nemyli, jog ji mato teštantį ledą kaip faktą, bet nežiūri toliau už jo ir nemato, ką iš tiesų jaučia lyrinis subjektas. Tai tiek ir manau, šio eilėraščio problema galbūt yra, kaip susitaikyti su nelaiminga meile ir pagrindinė mintis, jog tiesiog reikia, pagrindinė mintis būtent šio eilėraščio būtų, jog reikia tiesiog priimti dalykus, kurių tu nesupranti, ar tai būtų nelaiminga meilė, ar tai būtų kažkokie Dievo poelgiai ir tik priėmusios taikius galima pajusti tą ramybę, kuri ir atsispindi paskutinėse dviese eilutėse. Man tave čia Dievas siuntė, tik mane ne tau, kurios, kaip jau minėjau, kardinaliai skiriasi nuo pirmos strofų išsakytų, jos jau yra ramesnės, pakantesnės ir jau parodančios, jog lyrinis subjektas vis dėlto susitaikė su tos meilės nesatimi ir tarsi nurimo. Tai tiek. Ačiū.